Mes šitam lauke kūlę esam 4 tonas 770 rapso. Bet tai čia geras derlingumas. Kviečių apie 10 iš hektaro. Jį stambina būtent senelių istorija. Jeigu nori pats, Gediminai, pačiupinėk. Matai, koks skėts yra? Nieko savo. Kad čia viskas gerai turėtų būti. Nu va, kiek prisilenkia. Ne. Pažiūrėkite. O, koks ilgas. Virš metro yra. Virš metro. O. Jie mato naudą. O čia ir natūrali organinė trąša. Gerai, derlingumas ir vienos ir kitos veislės. Šita veislė yra prognozuojama virš 10, 11, 12 plus minus, jeigu taip žiūrint pagal masę. Šita yra 8, 9. Va taip, vaikai, reikia mokytis. Ūkis mišrus, gyvulininkystė buvo pieniniai galvijai pradžioj. Iki 110 karvučių buvom laikėm. Pieno tos kainos savo padarė, bet mes palaipsniui perėjom į mėsinius. Šarolė gryna veislė, limuzinų jau yra gryna veislių. Bendroji sumoje kiek galvų? Per 100. Tai atitinkamai, taip suprantu, ir tokias kultūras panašias augina, ar ne? Ar vis dėlto dar ir labiau jau augalininkystė eina? Ūkio struktūroje 150 sėjamas plotas, tai rapsai, kviečiai, dabar jau soja. Ir šiandien aš matau, kad mišrus ūkis jis yra gyvybingesnis, sakykime, vienas kitą papildantis. Kas ūkininkui yra žemė? Žemė pagrindas. Be žemės nieko. Ja nualink, viskas. Nei derliaus bus, nei džiaugsmo bus. Ir jeigu žemę sudarkyti, sudirbti per keletą metų galima atstatyti, labai ilgas procesas. Na, o aš savo vaikams sakiau, taip, mano senelis važiavo į Ameriką, sveikatą padėjo šachtose, kad nupirkt žemės, savo vaikams sukurti gyvenimą. Atrodo, kad darai, bet kažko tai trūksta. Derlius netoks, sausra daugiau veikdavo. Ir taip nutiko, kad susitiko mūsų keliai su Artūru pradžioj, po to su Laimonu. Ir nuo 2018 metų šitam ūkį pradėta naudoti agroliniją S. Kai pradėjom naudoti agroliniją S, tai iškart augalai atsigaudavo greičiau. Purkšdavom 3 kartus. Jau iškart augalų spalva, augalų išvaizda, varpos, rapsų, ankštaros, jau viskas kitaip. Ir tuo pačiu derliai padidėjo. Mes šitam lauke kūlę esam 4 tonas 770 rapso. Dabar kviečių vėliai. Bet tai čia geras derlingumas. Kviečių apie 10 iš hektaro kūliam. Na, pažiūrėjus į šitą lauką, tai tikrai turėsim 10 kult, manau. Tai dirvos, kas apie dirvą, tai atsirado grybai, sliekų padaugėjo, ant augalų matosi. Visą šitą, ką pasakiau, pagrindinė yra trąša kasas, į ją dedam amonio tiosulfatą, įdedam melasą, įdedam agroliniją S ir išmaišom konteineriuose, o po to susipilami purkštuvą dar persimaišo. Taip, kad čia problemų nėra. Panaudojus, reiškia, organinės medžiagas, sakykime, melasą, ir panaudojus agroliniją S, kuri yra iš galvijų mėšlo pagaminta, stabilizuojasi azoto panaudojimas. Vėliau mes naudojam kaip papildomą maitinimą, apart neliečiant purškimo nuo žolių, nuo ligų. Jeigu naudojam mes šitą bent porą kartų, dar papildomai naudojam
turbo. Tokia yra mineralinė trąša, Laimono sukurta. Ir pridedam agrolinijos. Ir Tai čia antram purškimui. Antras, trečias purškimas gaunasi. Ir visas mūsų trešimas daugiau. O laukuose tai matot, kaip atrodo. Tai kaip, sakykime, geriausiai parodo tos sėkmės istorijos, kurias pasakoja patys ūkininkai. Kaip Stanislavas. Kaip ir šiandien Stanislavas sako, atvažiuokit, pafilmuokit, pasižiūrėkit, naudojau naudojau agroliniją S. Aišku, jis yra vienas iš pradininkų mūsų klientų. Mes jo pažįstame jau 10 metų. Tai, sakykime, atlikę daug labai bandymų ant įvairiausių veislių, rapsų, žieminių kviečių ir taip toliau. Tai šiandien jisai puikiai papasako, kokias naudas mano. Jūs jau ir ne vieneri metai dirbate su agrolinė S. Mes jau esam ne vieną reportažą parodę. Kaip jums atrodo, kokia nauda? Tai jeigu taip, galiu tik tai skaičiais pasakyti. Lyginant su kiekvienais metais, tai augims agrolinijos būtent pardavimų didėja nuo 40 iki 50% kiekvienais metais. Kalba apie Soul Power įmonę, ne? Turbūt skaičiai kalba patys už save. Jeigu, sakykime, produktas būtų neveiksnus, neveiktų, turbūt ūkininkai nepirktų. Jeigu, sakykime, ūkininkas perka, anksčiau pirkdavo kubą, ne, 1000 litrų, tai dabar per 4-5 tūkstančius. Aš kalbu apie kur tur po 700 hektarų, po 800 hektarų. Nes mūsų ta technologija, būtent agrolinijos ir, kaip ir sakiau, į kasą mes dedam po 3 litrus, tada ant varpas dar naudojam nuo 3 iki 6 litrų per visą vegetatyvinį laikotarpį. Plus dar kiti produktai ateina, sakykime, siera, magnis ir visi kiti elementai. Tai va, jeigu, sakykime, tai per ilgalaikį tą darbą būtent su ūkininkais, jų atsiliepimai yra tokie, kad jie mato naudą. Jie išsiima kitas, sakykime, mikroelementinis trąšas kažkokias, druskinės vadinamas. Aišku, dabar daug kas apie chelatus kalba, bet su chelatais irgi daug niuansų yra. Tai va, o čia ir natūrali organinė trąša, turinti daug anglies, sakykime, turi huminį, fulminį medžiagų žiūrint, ir dar pridedam kaip priedo magnį, sierą pridedam, auksinus pridedam priedų ir va tada ta trąša parodo savo visą potencialą. O kaip jūs galėtumėt pasakyti, atsisakytumėt jūs tų mineralinių trąšų, atsižvelgiant į tai, kad jeigu išsilaikys dar 1 ar 2 sezonus panašios kainos? Jeigu panašios kainos bus, tai bus labai labai sudėtinga, kurie su mineraliniam dirba. Siekis be abejo, mes turime mėšlo, tai irgi gelbsti. Toliau, sakykime, šitą visą ką naudojam, visai be azoto tikrai neapseisi, bet dabar numatyta šiais metais naudoti mėsos kaulų miltus ir dalinai apseiti o gal ir visai apseiti be mineralinių. Sutarėme su Laimonu ir jisai organizuoja per įmonę Soul Power tiekimus mėsos kaulų miltų. Šitai pusiai turim Brigeną, o šitai turim Brensį. Kom šitos veislės yra unikalis savaip, ir kom jų skiriasi. Tai Brigens turi didesnį skaitos baltymų kiekį, o Brensis turi grūdo išeigą, masę. Tai praeitais metais išvalytas... Bet čia net matosi pagal varpų. Pagal varpus, jo. Taip šakiuose turiu ir po 12-13 segmentų. Galim pasižiūrėti. Tai va, pažiūrėkim, kas čia vyksta dabar pačiai varpai. O, turim grūdelį. Ir šiandien yra birželio, šiandien yra birželio 22 diena. Jo. Aišku, dar nėra visi nužydėjai. Sakykime, vaikai dar yra žydėjimo fazėje, o mamos centriniai ūgliai jau faktiškai ir užmesgi grūdus. Brensis unikalus yra tom, kad jo yra derlingumas didelis. Jis tinka antrokams, trečiokams, jeigu taip žiūrint pagal klasės, Brigens yra jau aukštesnė. Ir dar ką reikia paminėti, mes čia esame atidai tik tais apie 150 veikliosios medžiagas, nedaugiau. Dabar dar turiu tokį veislę sausainėms, būtent kepti, kepinėms įvairiems, tai yra Umberto. Irgi
Vienintelis Tai S. čia jau aukščiausia ta klasė, turėtų ekstra Taip. klasė vadinama. Jo, vadinama, būtent pagal glitę, jeigu taip žiūrint. Ne baltymuose, jis baltymų mažai turi, o glitis labai daug turi. Tai va, ir dar ką šiais metais registruosiu, tai bus mano garbiai laimonis veislė bus. Laimonis? Jo. Latviškai, jo. Tai juk aš su Latvijos dirbu. Tai čia visos šitos veislės, ką aš išvardinu, ir Latvijos selekcija. Tai va, tai galim pasižiūrėti iš tikrųjų, koks ir tankumas būtent čia yra sieta tik tai 170 kg. Augalų lapai, lapo plotis, pasižiūrėkit. Lapo plotis, vaškinis sluoksnis. Sakykime, ligų. Nėra daug ligų. Mes stengiamės naudoti tik tais vieną fungicidinį purškimą, sakykime, ne? Ir pasižiūrėkit, jeigu taip palenksim, jie atsistoja, matot. Nors ūgis ir va, kodėl taip yra? Nes organinė medžiaga, sakykime, ta pati agrolinija S, ne, supranti, jį stambina būtent sienelių storį. Jeigu nori pats, Gediminai, pačiupinėk. Matai, koks kiets yra? Nieko savo. O žiūrėk, yra virš metro, ne? Eik su savo. Pažiūrėkite. O, koks ilgas. Virš metro yra. Virš metro. Galim pasižiūrėti augalų šaknų zoną iš tikrųjų. Galim, aišku, pasižiūrėti, va, dabar, čia ir sunkus molis, sunku bus išardyti, bet būtent iš šakneplaukės galim atkreipti. Nes čia mes galim pasakyti, buvo taigi 14 dienų lyjo, pylė. Labai, ir matai, supluktas dirvožėms ir, bet matai, visur laikantis konstrukcija yra, šaknis dirba puikiai. Jokių požymių nėra, kad, sakėjim, augalai sirgto, ne? Kodėl taip atsitinka? Dėl bendros technologijos. Tai va, tai viskas atsiranda dėl bendros technologijos. Vieno produkto stebuklingo jo nėra. Nebus taip, kad purškiai su vienu produktu ir susidėlios visi niuansai. Ne, taip nėra. Veikia viskas. Nuo žemės dirbimo, nuo sėjos, nuo mitybinių procesų, sakykime, ir netgi sėklų pasirinkimų. Ir nuo orų, aišku. Ir nuo orų. Orai 90%. Jeigu, sakykime, taip anksčiau pasižiūrėjus, kur dirvožemiai patiria, sakykime, organinės medžiagos trūkumą, tai šaknų zona dažniausiai būna silpna. Nes mineralinis trąšos ką daro, tai būtent išskiria nitritus ir nitratus, kurie degina, ne? Ir negali augalas pats paimti maistinių medžiagų. O organinė medžiaga skaito švelninti šitą situaciją. Kaip tik skatin būtent tirpinti, sakykime, nitratus. Paieškom sliekų, gal rasim kartais netyčiom. Man atrodo, va, Yra. žiūrėkit, kolegos. Matote, Matote? kad sliekai atsirado tik tada, kai mes nustojom art. Tai nusprendžiau agrolinijas įdėti būtent į kasą, tam, kad skaitos imobilizuotų tą azotą į organinį medžiagą ir išlaikytų jį stabilų. Dar ką esu atkreipęs dėmesį, sakykime, purškiant su fungicidais agrolinijas, ne? Tai sušvelnin veikimą. Organinis medžiagos asimiliuoja būtent tą chemijos išsivaikščiojimą. Jos sušvelnin būtent nudeginimą, sakykime, paskatina chlorofilų gamybą, būtent agrolinijas, ne? Nes tenais yra ne tik huminsifulimis medžiagas, ir smulkus mikroelementai yra būtent toj sudėtį. Jos veikims labai puikiai dar pasimato būtent, kai augalas patir stresinės situacijas. Sakykime, sausra, ar ten karščiai kažkokie, arba ten po herbicidų kažkokiu tai purškimų. Ypač ankščiai labai puikiai matos. Užsidedam po 3 litrus agroliniją ir jau matom, kad augaliukai atsigauna. Kodėl jie atsigauna? Nes agrolinės ir visa pilna paletė, visa Mendelėjevo lentelė sudėta. Jeigu taip žiūrint, nes tai yra gryna organinė medžiaga. Šitoks jos ir išskirtinums yra. Nes šiai dienai mineralinių trąšų kaina, neskaikim, rudeniniai sėjai, tai ir kosmosas. Virš 900-800 eurų, ne, kainos. Absurdas. Tai va, tai todėl ir paskatino plėsti būtent organinių trąšų tą rinką, gamybą ir visą kitą. Tai jeigu taip žiūrint, dabar mano mėsos kaulų miltų trąšos kainuoja nuo 400 iki 570 eurų. O pagal veiklesias medžiagas aš nenusileidžiu nuo mineralinių trąšų. Iš esamos iš turimo žaliavos, kraikinio mėšlo, pasigaminam kompostą, atitinkamos, sakykime, atitinkamos kokybės, aukščiausios, kaip aš vadinu. Tada mes jį papildomai desidžiavinam, susismulkinam iki frakcijos 0,1 mm, kaip tam video kažkada tai esam filmavę. Ir ta prasme, tada jau tą žaliavą galima naudoti skystų produktų gamyboje. Tai taip, ir maišyti drąsiai. Taip agrolinija S ir gimė. Aišku, tam reikalui
dirbo mokslininkai, biotechnologai, kad sukurti know-how technologiją, kurią mes dabar naudojam gamyboje. Tai yra hidrotermodinaminės kavitacijos principais paremta technologija. Vis tiek atsiranda, Artūrai, tų, kurie, netiki. Ką daryti su tokiais ūkininkais? Ką jūs jiems Tai patartumėte? tokių ūkininkų visą laiką yra, visą laiką atsiranda, skambina nedrąsiai, klausinėja. Tai mes kaip ir visada sakom ūkininkam, jeigu turit jūs klausimų, ar norit biškį daugiau sužinoti, ką biodinamika gamina, arba aplamai, kas tai yra organinės trąšos, jų panaudojimas, jų technologijos ir kokius galima gauti rezultatus iš to, tai prašom skambinkite tiesiai į gamyklą, apžiūrai, supažindimum, padarysim pristatymą produktų, visos gamybos procesų ir taip toliau. Patys pamatysite, kaip gimsta biodinamika produktai. Gerai, bet tai jūs viską, aš taip suprantu, ūkininkai tokie žmonės, jie viską skaičiuoja. Jūs paskaičiavote, kokia, pavyzdžiui, yra iš to nauda. Tarkim, jeigu paimtumėte iš hektaro, tarkim, kviečių ir jeigu nenaudotumėte nei agrolinė, nenaudotumėte nei turboto, nei kaulamilčių, ar paskaičiavote, kiek maždaug jūs sutaupėte pinigų, kiek jums kainuoja mažiau? Sakykime, vien per derliaus priedą. Tai 3 tonos, tai akivaizdu. Apie 600, Apie 600. 700, 600. Nebus, prie šitų kainų to negausi, už antrą klasę 200 dabar nėra. Tai galima sakyti, arti 600. Kažkas apie 600 gaunasi skirtumas. Plus ant javų... Nuo hektaro. Nuo hektaro. Nuo hektaro. Ir javai atsparesni sausrom, sakykime, ir tą naudojant technologiją, lygom atsparesni pasidaro. Miltlygės iš pavasario tokių problemų nėra, nes taip įsivaizduoju, kad ir manau, kad miltlygė sumažina sierą, sumažina kasas. Kaip jūs galėtumėt pasakyti, ar pasiteisino pasirinkta kryptis nuo 2018 metų? Pasiteisino be abejo, matosi ant laukų, mes jeigu iki 18 kuldavom 5-6 tonas kviečių, tai dabar mažiau 8 nėra.